Sveiki, šiandien Kabalos akademija Lietuvoje pristato temą Be minuso neegzistuoja ir pliusas. Mano vardas Artūras, su manimi kartu Vinsas. Sveikas, Vinsai. Sveiki. Šiandien mes, kaip ir visada, susirinkom Kabalos akademijos Zoom platformą. Šiandien sekmadienis, 5 valanda. Mes darom įrašą, dabar jeigu jūs mus matot įrašą, jeigu norit sudalyvauti tiesiogiai, tai kiekvieną sekmadienį 5 valandą susitinkam Zoom platformoje. Kaip čia patekti ir ką čia veikiam, pamatysite tinklalapyje kabala.lt ir skirsnis sekmadienio klubas. Šiandien su manimi yra mano kolega, gerokai vyresnis už mane kabalos mokslo prasme, tai Vinsas. Jis jau 25 metai kaip studijuoja kabalos mokslą. Bestudijuojamas kabalos mokslą suprato, kad jis pradeda suprasti pasaulio struktūrą ir norėjau sužinoti, ar tikrai tas, kaip jis supranta, atitinka su tuo, kaip supranta fizikai. Tai baigė fiziką ir dabar jau 20 metų kaip dėsto fiziką studentams. Tai šiandienos tokia tema, pliusas, minusas, ir kaip tik Vinsas svečiuose, mes jį ir pakalbinsim. Tai Vinsai, kas tas pliusas, kas tas minusas, kodėl be minuso nėra pliusas, tai tikriausiai daugiau gali papasakoti tu mums, tai prašom. Tai iš esmės tai yra gamtos programos pradžia. Gamtos programos pirmas tikslas. Pirmas žingsnis, atsiprašau, ne tikslas. Pirmas žingsnis. Aišku, tai susijęs su tikslu. Vadinasi, viskas yra labai paprasta. Vat, kodėl mums dažnai būna gyvenime, aš iš mokinių pastebėjau, savo fizikos mokinių, ką nors suprasti, kad nemokame žiūrėti paprastai, per daug sudėtingai mąstome. Iš tikrųjų, koks yra pirmas žingsnis? Įsivaizduokime, jeigu yra kažkoks tai, kaip taip pavadintumėm, kažkoks tai absoliutas, kuris nori save kažkaip tai išreikšti. Vadinasi, jeigu tai yra absoliutas, vadinasi, jisai neturi jokio trūkumo. Bet jeigu jis neturi jokio trūkumo, vis dėlto jis vieną trūkumą turi. Kokį trūkumą? Jis neturi trūkumo. O tai, kad jis neturi trūkumo, ir yra jo trūkumas. Vadinasi, tam, kad tik save galėjo išreikšti, tai pirmas žingsnis, kurį tas absoliutas turi padaryti, sukurti savo trūkumą. Kam trūktų to absoliuto, jeigu pavyzdžiui, tai pavadintumėm šviesa, vadinasi, ta šviesa turi sukurti priešingybę savo. Tuštuma, vadinasi, tai yra trūkuma, tuštuma pilnatvės atžvilgiu, to šviesos atžvilgiu, kad galėtų ją užpildyti. Jeigu to nebūtų, tai nebūtų jokios sąveikos, tai nebūtų jokios egzistencijos pradžios, vadinasi, reikalinga priešingybė. Ir ta priešingybė taip pat reiškiasi ir pagal didžiojo sprogimo teoriją, ir materialaus pasaulio atsiradimo pradžioje atsiranda protonas, tuštuma, prieš elektroną jo trokštama dalelė, kaip panašiai pas mus branduolys yra, atitinka, kas yra tuštuma, mūsų noras gauti. Pavyzdžiui, aš noriu ledų, tai noras yra ta tuštuma, to elektrono, tarkim, ledų atžvilgiu, aš noriu tai gauti. Šito prasideda sąveika. Tai yra pirmas gamtos programinis žingsnis. Tai, Vinsai, tai dabar, jeigu taip kalbant, žemiškiau, kabališkiau, taip, tai tas minusas. Galim sakyti, kad minusas yra, tai šiandien mano poreikis, nes tu sakai, kad jeigu vieni pliusai, tai jau yra minusas, taip? Negali būti vienas be kito. Tai yra programos esmė, kad tam, kad kažkas galėtų kažkaip reikštis, tai vadinasi, jisai turi turėti priešingybę savo. Kitaip niekas negali reikštis niekur ir niekada ir nekaip. Vadinasi, viskas turi savo priešingybę. Tamsa, šviesa, tuštuma, pilnatvė, meilė, neapykanta, išalkau, pasisotinau ir taip toliau. Netgi mokslas jau seniai tai žino, mūsų pasaulio fizikas seniai mato šitą dėsningumą, kad be priešpriešos nėra jokios išraiškos. Ir vienu metu labai džiaugiasi, kad vis dėlto yra išimtis. Yra elektronas neigiamas ir neturi savo priešingos dalelės.
labai greitai atsirado pozitronas, teigiamas elektronas. Vadinasi, tai yra nepakeičiamas, neginčiamas gamtos dėsnis, nes viskas nuo to prasideda, kad reikia tam, kad kas nors galėtų save išreikšti, jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduojam, kad pradžiai buvo pilnatvė, vadinasi, jinai visų pirma turi sukurti priešingybę savo, kas norėtų tos pilnatvės, vadinasi, tuštumą. Ir nuo čia prasideda sąveika, čia atsiranda sąveikos jėga. Nes sąveika yra kokią įtaką daro vienas kitam, vadinasi, tuštuma pilnatvė ir pilnatvė tuštumai. Nu, čia atsiranda sąveikos jėga, iš viso atsiranda ir sąveikos, ir jėgos sąvoka šitoje vietoje. Tu, Vincai, tai mes kalbam apie ryšius, kad ryšiuose tarp žmonių yra didžiulė jėga, čia visas pasaulis atsiskleidžia daug dėsnių. Ir dabar, kai susitinka du žmonės ir jie nori būti ryšy, tai jeigu vienas yra minusas, kitas pliusas, sakykime, teisingai, tai vienas galėtų užpildyti kitą, vienas gauna, kitas duoda, o jeigu abudu yra, bet jeigu yra taip, tai visada vienas yra kažkuris, kuris neigiamas, kitas teigiamas, o jeigu abudu būtų ir teigiami, ir neigiami, kokia galima sąvoka tarp dviejų žmonių, sakykime, kurie vienu metu yra ir pliusas, ir minusas? Čia ir sudėtingai taip. Labai klausimą. Pabandykim gal taip, Vincai, tada pabandykim tada apie pačią minusą. Gal aš pabandysiu sukonspektuoti šitą klausimą, jau tu pasakysi, aš teisingai tave supratau. Vadinasi, klausimas toks, jeigu, pavyzdžiui, dabar mes pradėkime nuo to, kad viskas prasideda nuo, tarkime, mūsų materialiam pasaulyje, nuo to, kaip sakiau, pirmoji didžiųjų sprogimo teorija sako, kad pirmasis atsirado priešingybė. Protonas prieš elektroną, vadinasi, tuštuma prieš pilnatvę. Ir sąveika tarp jų. Bet jie negali tarpusę sąveikauti, realizuoti tos sąveikos, todėl, kad jie yra visiškai priešingi savo savybėmis. Vienas yra visiškai tuštuma, kitas visiškai pilna. Tai vadinasi, tarp jų yra visiškai absoliuti kurtumo riba. Absoliuti, neturi kaip suvokti vienas kito. Vadinasi, tam, kad įmanoma būtų suvokti, suprasti vienas kitą, kaip ir tarp žmonių. Vadinasi, vienas turi įgyti vienas kito savybę, tuštuma turi įgyti pilnatvę savybę, pilnatvę turi įgyti tuštumos savybę. Ir tada, kai tai įvyksta, atsiranda neutronas, neutrali pozicija. Vadinasi, sąveikoje tarp mūsų turi atsirasti neutrali pozicija. Supratau. Tai reiškia, jeigu dabar pabandykim, mes kalbam apie dėsnius, apie kabalą kaip pasaulio struktūros mokslas, tai ką mes galim pavadinti minusų mūsų gyvenime. Žmogus, egzistuoja žmogus, jis turi norus, turi mintis, turi darbą, turi savo gyvenimą. Ką galėtume pavadinti čia tą minusinę jėgą? Tai, ko mums trūksta, tai, ko neturime. O pliusinė jėga tada reiškia, tai, ką norime turėti. Ką norim. Ne to, ką turim, nes jeigu tą, ką minusas yra tai, ko neturiu. Aš negaliu norėti tai, ką turiu. Aš galiu norėti tik tai, ko neturiu. Kitaip būti negali. O jeigu aš jau gaunu? Aš negaliu norėti nosies, jeigu aš ją turiu. Aš ją turiu. Nėra tokio noro, kad aš nemiegu, nes noriu nosies. Aš ją turiu. Tai reiškia taip, kol neturiu, tol yra. Tai jeigu noriu gyventi pliusinėme pasaulyje, reiškia, aš turiu to neturėti. Jeigu aš tai įgaunu, tada reiškia, pliusai išnyksta? Būtinai, ne, niekas neišnyksta. Būtinai turi būti vienas prieš kitą. Ir jų pusiausvyros sąveika. Tai jeigu... Jų sąveikos pusiausvyros, prašau. Aišku. Ir jeigu... Kartu ir kitaip galima sakyti, ir pusiausvyros sąveika, tai yra ir viena, ir kita kartu. Tai šiandien, jeigu gaunu kažką, bet neturiu tam norą, tai realiai... Jeigu aš neturėčiau noro, aš niekaip negalėčiau gauti, nes jeigu nebūtų tuštumos, nebūtų kas jaučia pilnatvę. Čia vaikų ugdymo problema, tai kada nori vaikui kažką duoti, jis jo to nenori. Ir... Taip, neįmanoma. Pradžiai reikia jam sukurti norą. Mes čia ugdymai darom problemą. Mes pradžiai turime sukurti norą. Ir tą norą mes galime sukurti geriausiai įrodinami pavyzdį. Jeigu mes norime, kad vaikas panorėtų, pavyzdžiui, šitą normalių tarpusavio santykių, mes turime jam demonstruoti tokius santykius, tada jis irgi jų panorės, o tada mes galime juos suteikti. Kitaip nieko mums nesigauna.
Tai ar galim pavadinti tai, kad noras tai yra tas minusas, apie ką mes kalbame? Ne, noras yra pliusas, todėl kad noras tai yra tuštuma, jis yra pliusas. Mes dažnai psichologiškai atrodo, kad kodėl mes lyg tai gyvenime įsivaizduojam, kad pliusas tai yra tai, ką gauname, nes va, ta pilnatvė yra pliusas, bet jeigu mes gerai panalizuotume, tai būtent mes pamatytume, kad noras yra svarbiau už tai, kas tą norą, už pačio noro skaitiklį, nes yra skaitiklis ir rodiklis. Bendras rodiklis nesvarbu iš kokios formos, bet mes visą laiką turime norą gauti ką? Malonumą. Norą gauti malonumą. Nes mes supraskime, kad mūsų šitą psichologijos fizikoje, tai šviesa yra jaučiamas malonumas. Mes, kai jaučiame malonumą, mes sakome, va, mums šviesu ant širdies. Vat mūsų emocijoje, mūsų psichologijoje, tai šviesos gavimas yra malonumo gavimas. Ir iš tikrųjų nesvarbu, koks yra pati noro forma, kokios rūšies arba kokių kanalų jis nori gauti malonumą, vis tiek visų mūsų norų bendras vardiklis yra gauti malonumą. Gauti malonumą bendraujant, kaip su davim, gauti malonumą kalbantis su jumis, gauti malonumą valgant, gauti malonumą meilės dalykuose, nesvarbu kur. Tai yra tas pliusas. Noras yra pliusas, reiškia, jeigu neturiu norų, mano gyvenime nėra pliusų, taip? Jeigu aš neturiu norų, aš neturiu minuso, ko man trūksta. Tai dabar jau, manau, apsivertė viskas. Tai gerai, tai dabar kiek žmogaus gyvenime, dabar mes, kad pajaustume harmoniją, tai to pliuso ir minuso turi būti po lygiai? Jo. Tai galim pavadinti, kad minusas tai yra kančia, nemalonus pojūtis. Kančia yra nei minusas, nei pliusas, kančia yra nepusiausvara tarp jų. Vadinasi, panašiai kaip vienoje pusėje, kada atsiranda, mes turime atkreipti dėmesį, kada iš viso yra įmanomas kažkoks veiksmas arba energija kažkokiam tai veiksmui gamtoje, nesvarbu, kuriame gamtos lygmenyje. Tai yra įmanoma tik tada, kai sistema yra nepusiausvara, nes pusiausvara neegzistuoja nei energija, nei jėga. Kodėl? Todėl, kad pusiausvara yra ideali būsena, vadinasi, ir tarp pliuso ir minuso turi atsirasti pusiausvara. Supratau, reiškia, ne kančia ne minuso dydyje, o pusiausvaros nebuvime. Tai reiškia, kančia, pliuso, o gali būti daugiau pliuso už minusą. Ar tik, pavyzdžiui, minusas, po to pliusas? Pavyzdžiui, trūkumas, o po to užpildymas, ar, pavyzdžiui, gali būti per daug užpildymo, o aš tam neturiu norų ir dėl to kenčiu. Kitas klausimas. Iš tikrųjų, užpildymo yra begalybė. Bet kiek mes jos galime priklauso nuo mūsų noro, nuo mūsų tuštumos dydžio. Mes negalime gauti iš karto visos begalybės, mes turime ją gauti porcijomis, po truputį vis augant norui. Supratau. Tai mūsų laikas artėja į pabaigą, tai pabandykim tada trumpai apibendrinti, ką mes čia pakalbėjom. Tai kiek suprantu, minusai nėra tokie blogi dalykai, kaip skamba. Minusai irgi teikia malonumą, tiesiog minusai turi būti atsverti pliusais. Taip. Ne pats minusas teikia malonumą, o sąveika, pusiausvėra sąveika tarp pliuso ir minuso. Kaip tai suprasti? Va, pavyzdžiui, mes dabar bendraujame, taip? Tu esi tuštuma, noras, aš esu tuštuma. Mes abu norim gauti malonumą, taip? Bet jeigu aš bendraudamas su tavim sąveiku taip, kad tai sakau tau tai, kas tau teiktų malonumą ir iš to, ką girdžiu, ir aš gaunu malonumą, vadinasi, šitoj mūsų sąveikoje atsiranda tarp pliuso ir minuso pusiausvėra. Mes abu jaučiame tą patį, mums gera bendrauti. Klausimas, kurį Vincas norėjo sukonspektuoti. Kaip du pliusų minusų rinkiniai galėtų vienas su kitu komunikuoti. Tai ačiū Vincui. Ačiū visiems. Susitiksim kitą savaitę. Iki greitų pasimatymų.